Romus naktinis vaiduokliukas. Oilenšteino pilyje nuo senų senovės gyveno vaiduokliukas. Jis buvo iš tų romių mažų naktinių vaiduoklių, kurie niekam nedaro nieko blogo, nebent retsykiais supykdo. Dienomis jis gulėdavo sunkioje geležimi apkaustytoje ąžuolinėje skrynioje, kuri stovėjo ant aukšto už storo kamino. Ir niekam net į galvą neateidavo, kad joje būtų koks nors vaiduoklis. Vaiduokliukas pabusdavo tiktai naktį, kai Oilenburge, pilies papėdėje esančiame miestelyje, rotušės laikrodis išmušdavo 12. Kaip tik sulig 12 dūžiu jis atmerkdavo akis, pasirąžydavo ir išsitiesdavo. Tada iš po senų laiškų ir dokumentų, atstojančių jam pagalvę, išsitraukdavo 13 raktų ryšulį, kurį visada nešiodavosi. Jis mostelėdavo juo skrynios dangčio pusėn ir tas kaipmat atsidarydavo. Tada vaiduokliukas galėdavo išlipti iš skrynios. Lipdamas, jis visada paliesdavo galvą kokį nors voratinklį. Mat ta nuošali aukšto vieta, kur jau daugelį metų nebuvo pasirodęs joks žmogus, buvo visa apraizgyta voratinkliais ir baisiai apdulkėjusi. Ir voratinkliai buvo pilni dulkių. Kai tiktai juos paliesdavai, tuojau griūte užgriūdavo tumulais. Apčik! Išlipęs iš skrynios, palietęs voratinklį ir gavęs į nosį dulkių, vaiduokliukas visuomet nusičiaudėdavo ir kelissyk pasipurtydavo, kad kaip reikia pabustų. Tada išlėkdavo iš už kamino ir pradėdavo savo vidurnakčio žygį. Kaip ir visi vaiduokliai, jis buvo besvoris, lengvas ir vaiskus, kaip miglos ruoželis. Gerai, kad visuomet, eidamas pasivaikščioti, pasiimdavo raktų ryšulį. Būtų užtekę menkiausio vėjelio, kad paimtų ir nuneštų nežinia kur. Tačiau vaiduokliukas ne vien todėl visuomet nešiodavosi raktus. Mat užtekdavo jam tiktai mostelėti jais ore ir tuojau atsidarydavo visos priešais esančios durys ir vartai. Ir beje, savaime nesvarbu, ar būtų užšauti, užrakinti, uždaryti ar užverti. Tas pats ir su skrynių dangčiais, ir spintų durimis, komodomis ir lagaminais, net krosnių durelėmis ir stalčiais, stogdangčiais, rūsių langais ir pelių spąstais. Tik most raktų ryšuliu ir jie atsidaro. Darsyk most ir jie vėl užsidaro.
Vaiduokliukas labai džiaugiasi, kad turi tokį raktų ryšulį. Be jo, kartais pagalvodavo jis, gyvenimas būtų daug sunkesnis. Prastu oru šmėklų valandą vaiduokliukas paprastai praleisdavo pilies muziejaus salėse, tarp senų paveikslų ir šarvų, patrankų ir iečių, kardų ir raitelių pistoletų. Jis smagindavosi raktų ryšuliu, atidarinėdamas ir uždarinėdamas riterių šalmus. Raičiodavo grindimis patrankų sviedinius, kad tie net šokinėdavo. Kartais, kai užeidavo toks noras, riterių salėje kalbėdavosi su damomis ir ponais iš paveikslų auksiniais rėmais. Labą vakarą, mano mielas, sakydavo, pavyzdžiui, atsistojęs priešais pilies grafą Georgą Kazimierą, kuris gyveno maždaug prieš 550 metų ir buvo gan netašytas žmogus. Ar prisimeni tą naktį spalio mėnesį, kai su savo bendrais sukirtai lažybų, jog sugausi mane ir savo rankom išmesi pro langą? Turiu prisipažinti, kad tu mane smarkiai sunervinai. Todėl turi nepykti, kad gerai įvariau baimės. Bet kam reikėjo iškart šokti pro langą, juo labiau 3. aukšto? Laimė, šmukštelėjai į maurų prižėlusį pilies griovį. Tačiau turi prisipažinti, kad galėjo blogiau baigtis. Arba nusilenkdavo gražiajai grafienei Genovevai Elizabetai Barbarai, kuriai prieš maždaug 400 metų padėjo surasti brangius auksinius auskarus, pavogtus nuo palangės šarkos. Arba atsistodavo priešais storą poną ruda barzdele ir nėrinių apykakle virš odinės liemenės, kuris buvo ne kas kitas, kaip baisusis švedų generolas Torstenas Torstensonas. Prieš 350 metų jis buvo apgulęs su savo armija Oilenšteino pilį ir miestelį, tačiau po kelių dienų turėjo nutraukti apgultį ir nešdintis su savo kareiviais nieko nepešęs. Na, generole, sakydavo vaiduokliukas, žiūrėdamas į Torstensono paveikslą. Kiek suprantu, tai ir šiandien mokslininkai tebesuka galvas, kas tave tada privertė taip greitai atsitraukti. Tačiau būkite ramūs, generole, aš niekam nesakysiu, nebent kada nors papasakosiu pelėdai Uhu, kuriai patinka tokios istorijos. Už tai jūs, tikiuosi, nesupyksite.